Labas. Tai jau įpusėjome ir klausimas, kaip tau sekasi? Ar darai? Ar transformuoji? Ar keiti? Ar darai veidrodžio praktiką? Ir labai svarbus dalykas yra autentiškumas, kad aš leidžiu savo būti tokia, kokia esu. Aš esu unikali, aš esu autentiška. Tiesiog aš esu tokia, kokia esu. Ir pamilti tą skirtumą, pamilti savo nuostabų autentiškumą. Vis daugiau įsileisti tos būsenos, kad geriuosi savimi. Kokie nuostabus mano plaukai, kaip man jie patinka, kaip aš geriuosi, gražiuosi savimi, myliu, įsileidžiu daugiau meilės savo. Ar ne? Kad myliu, gerbiu, vertinu savo autentiškumą ir vis labiau įsileidžiu į save. Ir dabar jau pats laikas savo parašyti intenciją, ketinimą. Tai yra vieno sakinio, tai gali būti 5 žodžiai, gali būti 7 žodžiai, kad labai jis galima skirtingai suformuoti, nes kiekvieno nori. Pavyzdžiui, aš patiriu meilę ir gražėjimas savimi kasdien. Labai įvairiai galima formuoti. O tas intencija, ketinimas eina apie aš, ne apie kitą žmogų, bet aš jaučiu, aš patiriu. Ar ne, iš tos pozicijos, tai nusistatom ketinimą ir užsirašom didįjį kodėl. O tą prasme, kodėl aš tai darau. Kodėl man svarbu padaryti pokytį. Kodėl aš jaukinuosi naują būseną, ar ne? Padarom ketinimą, parašom šitą didįjį kodėl sau, perskaitom. Ir tada yra etapas, kad aš renkuosi ir leidžiu sau. Yra labai galingi žodžiai ir labai galingas dalykas, kad aš renkuosi patirti tai ir tai. Aš leidžiu sau. Ar ne? Ne tai, kad aš noriu, aš galvoju, bet aš renkuosi. Aš leidžiu sau patirti. Aš leidžiu sau tai ir tai. Tai tuos dalykus galite įterpti ir prie didžiojo kodėl papildomai. Ir tiesiog leisti sau vis daugiau, kad ir keletą procentų, bet daugiau įsileisti tos naujos būsenos, kurią jūs kurite. Sėkmės ir iki kito karto rašysime rašymo praktiką, laišką.